Violeta iš tikrųjų mūsų galerija yra daug metų jau bendradarbiaujam su mūsų galerija ir su mūsų menininkė, jau nežinau, kiek vis daugiau dabar šitam krašte esate, arti 20 metų. 22 metai. Dusetų galerijai artėja 30-metis. Tai Violeta didžiąją dalį laiko leidžia su mumis ir su mūsų menininkais ir su šią galeriją. Tai džiugu yra, Violeta puikiai visi pažįsta ir žino jos kūrybą, nes kiekvienais metais dalyvauja mūsų menininkų kūrybos parodose. Ir čia, ir išvežam kitur, ir taip pat ir Art Vilniaus meno mugėje yra dalyvavusi, ir kitose mūsų rengiamuose parodose, kitose miestuose ir miesteliuose. Ir tai yra, jos kūrybą žino ir Vokietijoje, nes yra personalinė paroda ne viena surengusi ir buvusi, nes daug metų ir gyvenusi Vokietijoje, atvažiavusi mūsų kraštą ir pradžiuginusi yra mūsų kraštą, paįvairinus mūsų gyvenimą menininkų. Tarp kitko, čia pristatoma tapybos darbai, bet Violeta dar čia pora tokių ir skulptūros darbų, kūrinių. Tai yra profesionali keramikė, baigusi Dailės akademiją keramiką. Ir šiuo atveju ir tapyba yra labai artima, nes glazūros susiliejimai, eksperimentai būna ir keramikos darbuose labai daug atsitiktinumo. Nes keramiką kuriant be atsitiktinumo neįmanoma sukurti. O čia tapyboje daug irgi yra apgalvotų sprendimų, bet kartu ir, kaip sakoma, iš kitur atėjusių atsitiktinumų. Nu, sakytų, Dievo palaimos. Pirmiausia, aš nepaprastai esu, man šventė, aš laiminga esu, šitiek suėjo svečių, tiek malonių veidų ir jaučiuosi kaip sapne, atrodo, kad užsimerksiu, atsimerksiu ir viskas tas išnyks, kad tik neišnyktų, taip. Žodžiu, ačiū Jums tikrai visiems, ir iš toli atvažiavo, ir iš Šiaulių, ir iš Utenos, ir vietiniai atėjo, ir visiems labai dėkinga. Nu, kas liečia mano darbus, tai kodėl jie dideli? Mažas žmogus, taip. Nori kažką tai didesnio padaryti. Nors aš su jais, kai vaikštu po kambarį ir ieškau apšvietimo gražesnio, tai manęs nesimato. Eina tik tai drobė po kampus, taip. Tai vyras juokiasi. Taip, tą darbą ne taip lengva padaryti. Atrodo, kad užlieji spalvą ir viskas. Čia ilgas procesas. Čia reikia laukti savaitę, dvi, kol pirmas sluoksnis išdžiūna, antras sluoksnis išdžiūna. Darbo įdėta. Ir viena kolegė man pasakė, kad tavo darbai yra terapiniai, kad į juos galima ilgai žiūrėti ir atrasti figūras, žmonių figūras, gyvūnų figūras kažkokias. Tai. Ir iš tikrųjų, jeigu jūsų akis pasitelksit fantaziją, jūs rasit gal ir daugiau, ką aš čia įdėjau. Nors tai neatsitiktinumas, kaip sako Alvydas, čia yra viskas išėję iš vidaus, apie ką aš tuo momentu galvoju, ar koks nors džiaugsmas, ar koks nusivylimas, ar nelaimė, ar kas nors. Tiesiog tas tūno manyje ir per tas spalvas aš sugebu tą visą išlieti tą. Ir aš pati kartais pamatau ir išsigastu, kad aš būtent tą įdėjau, ką aš jaučiau. tą netekimą ar žodžiu, taip išeina. Tiesiog. Nu ką aš galiu pasakyti, pavadinimas gal jūs kažkiek intriguoja. Ilga kelionė, ties pabaiga. Gal ta žodelis ties, gal mes jį paliksim, gal ne visai pabaiga. O kelionė prasidėjo, galiu trumpai pasakyti, kai mano tėvas nešėsi didžiulę drobę į mišką tapyti. Aš ėjau iš paskos ir aš turėjau garbės nešti jo teptukus. Man buvo 5 metai. Ir ta drobė dabar kaba pas mane ant sienos. Tai va ir buvo pradžia. O toliau metai buvo įvairūs, gyvenimas Vokietijoje ir irgi pakilimai, džiaugsmas, nusileidimai, įvairūs kova. Bet
tą ramybę, visišką kūrybinę ramybę aš radau čia Dusetose, mūsų kaime, mūsų sodyboj, labai gražioj vietoj. Ir aš labai norėčiau, kad šita ramybė niekada nesibaigtų. Ačiū Jums labai. Miela merė, Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė. Labą dieną, tik gražų žodžiai sakė, taip, kažkai gali būti kitokie. Kurk grožį savo aplinkoje ir pasaulis bus gražesnis, rašė fotografas Stasys Navickas, kurio parodą 100 metų senų fotografijų atidarėme vakar. Violetos talentas ir atsidavimas meno, unikali kūryba, kaip ir jinai pasako, ir direktorius Alvydas Tauskas, ne tik praturtina mūsų gyvenimą, visi sutiksite, bet ir įkvepia mus žvelgti, pamatyti grožį kasdienybėje ir nebijoti svajoti. Nebijoti savo svajonių. Ir tas bendruomeniškumas, tas kūrybiškumas, kurį jaučiu kasdien lankydamas ir Zarasų renginiuose, Dusetose, Antazavėj. Aš vakar parodą, sakydama žodį, džiaugdamasi irgi tai sakiau, esam bendruomenė, kuri sieja mūsų menas, kultūra, muzika. Kada nuėjau į Čiurlionio kvarteto koncertą ir pamačiau, kokia pilna salė ir nėra vietų atsisės nešama papildomai kėdės, toks džiaugsmas didis, kad tiek pas mus daug yra kūrybos, grožio, muzikos gerbėjų. Miela Violeta, aš nuoširdžiai, labai dėkoju nuoširdžiai likimui, kad atmetė jūs čia su Virgiu į Dusetas, kad man irgi likimas padovanoja pažintį su jumis ir glaudžia pažintį, mūsų kažkas tai sieja, kažkokia tai dvasia. Ir tas jūsų draugiškumas, kai lankiausi jūsų namuose, nuoširdumas, atvirumas ir parodyti savo užkulisius, tą dirbtuvę, kaip gimsta tie paveikslai, iš kur tos mintys, idėjos, pasakojimas apie savo gyvenimą be paslapčių, tas toks nuoširdus, gražus apsinuoginimas. Ačiū Jums labai. Ir linkiu Jums įkvėpio, to kūrybinių idėjų ir kad visi nauji projektai pasisektų. O tas kelias, pagal kurio ėjote pirmi žingsneliai palei tėvą, kad būtų pilnas džiaugsmo, būtų kūrybinio atradimų. Ir kaip sakė Alvydas, kad šitie draugai, kurie supa šiandien jūs ir ateityje suptų. Kuo jūs be užsimtumėt, ką jūs beveiktumėt, bet būtumėt mūsų prisiminimuose jūsų ir bendrystėje gražiai. Sėkmės Jums, stiprybės ir sveikatos. Ačiū labai už gražius žodžius. Ačiū. Seniūną Darių Stepanavičių. Iš tikrųjų, norėčiau pirmiausia pasakyti laba diena, atvykus į Dusetas, į vietovę, kur gyvena meno mūza, meno dvasia. Ir tikrai tokios antros vietos Lietuvoje nėra, o gal ir visam pasaulyje. Tiek menininkų, tiek kūrėjų, tiek nuoširdžių dvasios žmonių niekur kitur nerasite apart Dusetų. Ir šitą sakau drąsiai, kiekvieną parodą, nes kiekviena paroda tai yra užtvirtinimas mano žodžio. Ir tai yra didžiausia dovana man kaip seniūnui ir didžiausia vizitinė kortelė reklamai Dusetose. Dėl ko taip sakau? Dėl to, kad iš tiesų mes patys ir mūsų bendruomenė, mūsų meno žmonių bendruomenė, mūsų kūrėjų, dailininkų, fotografų bendruomenė kuria tokias Dusetas, kokias mes matome šiandieną, jas gražėjančias, su puikiom pilnom parodom, su jūra gėlių, su geriausios emocijos ir su geriausiais linkėjimais vieni kitiems. Tik mūsų tarpusavio ryšys, susiejimas per parodas, per šventes, per tokias progas kaip ši, atskleidžia mūsų visų kaip bendruomenės, kaip dusetiškių arba kaip galerijos lankytojų bendrystę ir draugystę. Mes su Violeta iš tiesų pažįstami jau turbūt 14 metų ir tikrai nuoširdžiai sakau, šiandien jūsų paroda yra kosmosas. Visiškas kosmosas, fejerverkas ir sprogimas. Tiesiog nesustokite, sprogdinkite, užkurkite ir darykite tą, ką darote toliau. Būkime visą laiką kartu ir kurkite.
mielai, Ričardas Garbačiauskas yra puikus tapytojas, menininkas, su žmona atvyko ir manau, kad žodį iš Šiaulių, buvęs daug metų dėstęs Šiaulių pedagoginiam universitete ir daug garsių mokytojų dailės išugdė. Tai yra Šiaulių tokia, didelė, kaip sakyti, oazė, kur ten buvo ruošiami dailės pedagogai. Visiškai tokio puikaus atsitiktinumo, net ir dėka, Facebook'e Linutė pamatė, sako, žiūrėk, Violeta parodą organizuoja, paroda jos 10 dieną. Tai, sakom, būtinai reikia atvažiuoti ir mielai aplankyti ir pasveikinti. Iš tikrųjų, čia yra nemaža bendryje mūsų studentų buvusių ir jie yra puikūs menininkai, puikiai kuriantis šiandien dalyvaujantis įvairiuose tarptautiniuose pleneruose, parodose, organizuojantis savo asmeninės parodas visoje Lietuvoje ir tikrai galima jais didžiuotis tik tai. Man kaip dėstytojui buvusiam, su vienais labiau padirbėta gal buvo, ar ten labiau teko susidurti, su kitais mažiau, bet nežiūrinti tai, tikrai čia jaučiuos gerai ir ne pirmą kartą čia atvykęs. Su Violeta buvom pleneruose, Antalieptėje buvom keliuose ir mane taip maloniai nustebino pirmą kartą, kai atėjo tokia nedidukė, tokia faina moteris ir jinai pasiėmus didelį formatą, kaip lieja tą akrilą, reiškia, drąsiai sako, čia dabar, nieko, aš gal nieko išdžius, aš rytoj dar ateisiu, dar užpilsiu ir tokia kupina energijos pilna ir tikrai miela žiūrėti jos tos gaivalus tokius, jos pasaulio sutverimus, aš jos vadinu, čia savotiški pasaulio sutverimai yra. Violeta, čia ne pabaiga kelio. Tikrai ačiū. Tai turbūt po šitų linkėjimų neįsiu pabaigą. O aš dar tik tai vieną žodį, kadangi irgi noriu pasveikinti, jeigu jau tikrai tas jubiliejus, apie kurį niekas nežino. Ne. Mūsų dienos, kaip šventė, Taip. kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs, nebegrįš jos. Tad skubėkime džiaugtis, prabėgs, nebegrįš jos. Mūsų dienos, kaip paukščiai, kaip žydėjimas vyšnios. Ačiū. Utenos kultūros centro dailės galerijos vadovė su vyru Sinicai, gal žodį taip pat. Labai trumpai, Violeta, mes pradėjom pažinti nuo keramikos, nuo ekspozicijų mūsų galerijoje, nuo visų Dusetiškių, mes draugaujam galerijos ir tikiuosi toliau draugausim, kadangi mes dabar truputėlį renovuosimės ir tikiuosi, kad atrenovuota nauja galerija ateis Violetos darbai. Dabar gal ne keramiko, bet tie kosminiai darbai, kurie tiks prie mūsų sienų ir prie mūsų dūšios Uteniškių. Tai labai sveikinam, labai dėkojam už pažintį ir su Virgilijum jo medžio darbais ir su Violeta. Visada pas mus būdavo duetai labai fainiai ir toj galerijai, ir stiklo galerijai, tai taip, kad tikimės. Ačiū. Sėkmės, Violeta. Ačiū. Jūsų talentas ir aistra menui mus įkvepia siekti grožio ir tiesos. Kiekvienas jūsų pasaulis, tai kaip atskiras unikalus pasaulis, kuriame galime rasti naujų prasmių, įkvėpimo. Būkite visada sveika, laiminga ir tai būna tik tai džiaugsmas jums, jūsų kūrybinėje kelionėje. Tegul jūsų paroda būna sėkminga ir kiekvienas aplankęs čia žmogus tegul išsineša tik geras emocijas ir naują įkvėpimą. Dailininkai tenka kariauti materijos šėlsme. Apie ją, ne tik apie net Einšteino teiginiai sulaukia opozicijos, kas ta materija, bet tai yra didelis gaivalas. Ir tie dažai, kurie sklaidosi po drobę, kad juos suvaldyti ir atrasti juose žmogiškų
įžvalgų, jausmų, išgyvenimų. Tai va tokia erdvė Violetos kūryboje ir aš ją labai sveikinu su jubiliejum ir su šita paroda, kur ir matosi jos pastangos, laimėjimai, kurie tikrai daro prasmingą šitą kovą su materijoje rasti žmogiškumą. Sėkmės, kūrybinių džiaugsmų, Violeta. Nepavargti. Ačiū, pasistengsiu. Sveikatytės. Pasistengsiu. Ačiū. Kuo daugiau šviesos, mielų žmonių ir kad tai nebūtų pabaiga. Čia subrandino mano darželis laukinis. Ačiū, brangiai. Ačiū. Narė. Tavo kūryba yra labai nuostabi. Giliai sužavėta. Ačiū, kad esi. Ačiū tau už pagalbą, ačiū, Normantė man daug padėjo. Va, o Violeta irgi linkiu, čia yra suvenyrai galerijos, o taip tai, kad čia nebūtų paskutinė paroda, o kad dar daug būtų parodų. Bet atvirai, sakyk, norėtum? Na, aišku, norėtum. Tai va, stiprybės tau, kūrybinė džiaugsmo ir dar optimizmo ir dar pasiliksiu. Taip, niekada tai nebūtų link taip jau. Na, ar jūs dar mane matot, ką matot? Gerai, ačiū dar kartą. Labai už gražius žodžius, už linkėjimus, už gėlės, už eiles. Širdingas ačiū.